Noriu papasakoti įdomų dalyką. Su kuom susijusi yra situacija, kada ignoro metu moteris jūs baksnoja, o gal net labai aktyviai tą daro, o tada visai netikėtai tiesiog dingsta iš visų radarų. Tyla. Esmė tame, kad vyrai negali konkuruoti su moterimis adaptacijos gabumuose. Moteris tai daro tiesiog nepriekaištingai. Tai joms gaunasi natūraliai. Ir dėl savo fiziologijos, smegenų veiklos, moteris gali labai lengvai save įtikinti, kažkaip paaiškinti savo sprendimus, patikėti jais. Mes dabar nesigilinsim į niuansus, man tiesiog norisi pabrėžti, kad aš nesu matęs moterų, kuriom likdavo kažkokia žymi, ryški žala dėl toksiškų santykių. Aš pradėjau būtent moteris konsultuodamas ir kurį laiką tą dariau. Ne, aš pilnai tikiu, kad tokių istorijų yra, vienareikšmiškai, bet vyrai visada ateidavo iki manęs pilnai sužlugdyti. Yra tekę traukti juos iš visiško dugno. Patikėkit, pas moteris tai veikia kiek kitaip. Didelės žalos jos negauna. Bent tokiais kiekiais. Ji yra kelis kart mažesnė. Užtat vyrai gali įveikti didesnį stresą piko metu, bet trumpalaikiai perspektyvai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad moteriai pradžioje jiegi visiškai vienodai yra ignoro metu, tiesa? Paskui jau laikas praeina, kažkur ten prasideda nostalgija, visą tai. Ir kažkuriuo metu, kai ji pajaučia tą pirmutinį skausmą, tą liūdesį, ji įjungia kartais, ne visada, bet tokį pseudopozityvą. Pseudopozityvas tai kada ji įtikina save, kad skyrybos su tavim buvo geras sprendimas. Kodėl dabar ji yra gerokai laimingesnė nei prieš tai? Kodėl su potencialiu vyru ateityje jai bus geriau? Ir va čia prasideda toks vidinis mūšis. Ji bando įtikėti savo nuostatom, keletas nuotraukas, kurį plačiai šypsosi į kamerą ir panašiai. O realybė jai kaip ir kartais primena apie visišką priešingybę. Įjungti pseudopozityvą galima, bet tai reikalauja labai daug energijos. Ir tai yra laikina. Ir dėl šios priežasties, jeigu mergina ignoro metu įjungia pseudopozityvą, na taip, jis ignorą, sakykime, prailgins. Bet tuo momentu, kada jau bus tiesiog neįmanoma savęs apgaudinėti, ilgesys ir gailestis užplūs dvigubą jėgą, o gal ir trigubą. Ir va čia prasideda labai ryškus aktyvus baksnojimai iš moters pusės. Kokias dar iš to mes galim pasidaryti išvadas? Jeigu vyras negali ilgai trunkančio streso išgyventi, kaip to daro moteris, ką tai reiškia? Kaip mes galim išnaudoti savo stiprią pusę? Jūs dabar suprantate, ne? Kodėl, kai vyras laukia moters išeinančios iš ignoro, viskas blogai baigėsi visada. Jis pats negali jo iškęsti. Ji gali ilgesnį laiką su tuo gyventi, o jis ne. Užtat didelį stresą, momentinį, tą laikiną trumpalaikį, gali. Ir ką mums reikia dėl to padaryti prieš pradedant ignorą? Priimti sprendimą. Mes prie to paties grįžtam. Išgyvenk tą momentinį kiekį streso ir nuriešk ją iš karto. Ir va tada tu išnaudosi savo kozirius. O jeigu tu pradedi juos laukti, pradėjai ignorą ir skaičiuoji su kalkuliatorium dienas, kada jie išeis, ten kažkokius baksnojimus, prognozuoji datą, kada jie tau parašys, žinok, kad tu jau automatiškai esi underdogas ir outsideris. Čia yra jos playgroundas, jos žaidimas. Dabar įvardinsiu momentą, kuris turi prasme ne tik ignoro supratime, bet ir apskritai santykiuose. Tai ko gero pats svarbiausias vyrų klaidingas įsitikinimas, kuris neleidžia jiems prognozuoti moterų. Suprask, moteris nemoka priimti sprendimų. Ji neturi tokios opcijos. Ir ką aš turiu omeny? Aš kalbu apie situaciją, kada jie eina prieš savo emocijas ir jausmus. Elgiasi priešingai. Ir tas sprendimas negali būti panaikintas. To tiesiog nebūna. Ta potencialiai sugeba vyrai ir tai absoliuti mažuma. Tiesiog prisimink savo istorijas iš gyvenimo. Pradėkim nuo banalaus, kada tu tiesiog uždarydavai tą istoriją, sakai, kad tau nereikia santykių, atstumdavai ją, ar net, moteris įsipaišo į tavo gyvenimo kaip meilužį, sakykim. Žodžiu, visos aplinkybės yra
prieš jūsų buvimą kartu. Nu, jūs tiesiog negalit būti kartu. Juk akivaizdu, nereikia jai eiti į tą makalynę. Ką daro moteris? Eina. O kas vyksta, kada pas jūs buvo geri santykiai, šeima, vaikai, buitis, viskas klostosi, tu ją rūpinasi, ji ten su vaikais, kam ji bus reikalinga? Ką ji daro, kada reikšmė santykiuose prarasta? Išeina ir tiki, kad suras kažką geriau. Būna reti atvejai, kada moteris gali eiti prieš savo jausmus, bet tai niekada neturės ilgalaikio charakterio. Tie sprendimai visada laikini. Tai tarp kitko yra netinkamų santykiams moterų prerogatyva. Kada ji lik ir gali būti prisirišusi, viską rūpinasi ten, myli tave, o tada staiga paima ir išeina. Nu, tiesiog viską sunaikina. Ji grįž. 100%. Visada tai tik laiko klausimas. Išnaudos visą savo pseudopozityvą ir grįž. Ir galimai jums jau yra tai buvę. Bet dėja vyrams kartais tiesiog pavažiuoja stogas. Vat ji tave paliko, o jisai bėga paskui. Prie tokių sąlygų jau žinoma, kad niekas pas tave negrįž. Ir tada jis galvos, kad vat ji priėmė sprendimą. Ji juk dar ir paaiškins kažkaip tau savo poziciją. Kodėl ji vat sugalvojo ir nusprendė. Nieko ji nesprendė. Ir tu ignoro pagalbas, kai tik sukuri emocinę platformą, pamatą, kuris padės jai sukurti istoriją, kad tu iš tikrųjų labai geras ir jums verta būti kartu. Tu esi geriausias, pats geriausias ir pas tave būtinai reikia grįžti. Va kodėl ignoras yra efektyvus. Va kaip tai veikia iš tikrųjų. O aš savo nuožiūrą noriu parekomenduoti kiekvienam iš jūsų mokytis priimti sprendimus. Mes negalim mėtytis tai šian. Jei jau padarėm sprendimą, tai be itin svarių kažkokių įtikinamų argumentų mes jo pakeisti negalim. Jeigu užvakar moteris vyrą paliko, ten ar išdavė jį, vakar jis pradėjo ignorą ir šiandien jis jau svarsto, ar priimsiu aš ten ją atgal ar ne. Tai jo atveju ignoras tai nesprendimas, tai tiesiog paskutinis šansas nepaleisti brankutės iš savo akiračio. Nu, vyras ko gero kažkokį intelektą visgi turi, todėl jis supranta, kad gaudyti jos nereikia, tai reiškia ignoruosiu. Ignoruosiu reiškia, kad ji pati pas mane ateitų. Sprendimo nėra. Viskas, jis jau prarastas. Viskas bus labai blogai. Kas pažiūrėjo iki galo, prašau atlikti standartinius veiksmus, laikas, prenumerata ir susitiksim kitose epizoduose. Ačiū, kad žiūrėjote.